Į vidų. Kas? Tavo aparatūra. Krepšį laukia palik. Supratau. Gal surė? Kas šitą? Kur dar? Nepatikėsi. Visą naktį nemiegojau. Į batų kuldą įstačiau. Nori pabandyti? Ačiū. Prašom, tai kokios problemos? Matai, truputį jeigu atvirai, tai kaip reikiant susipainiojau. Ėmiausi tokios bylos. Surasti tokią bobą. Nuvažiavau į Palangą, ten gyvenau pas tokį Juozą Tubiną. Kur viešbučius valdo? Ką tu pažįsti? Taip, plenerė buvai, ne? Kuriais metais? Taip, žodžiu, dirbau kaip pašėlės, pajungiau krūvas žmonių, knisausi visokią informaciją, o rezultatas, kaip sako, šūduvas su bruknėm. Tai kas per rezultatas? Matai, prieš 25 metus, moteris pasigimdė, supranti, bet vaiką metė, paliko. Ji užaugo su netikra motina, ta netikra mirė, o dabar reikia rasti tikrą. Biologinę. Kokia biologinė? Tikrą. Ta kur gimdo, biologinė. Taip, jinai biologinė. Gerai, žodžiu, bet matai, supranti, gerai, rasti tą biologinę, viskas ok, bet aš galvojau, kad bus vardas pavardė gimdymo namuose. Bet pasirodo, kai vaikui buvo 5 metai, ją tiesiog paliko, paskambino į duris ir pati nešė kudašių. Bet čia dar ne viskas. Kitos dienos rytą Ražės upėje rado neatpažintą jaunos moters lavoną. Manai, savižudybė? Nežinau, bet viskas labai keistai sutampa. O lavono tapatybė nustatyta? Ne, palaidojo kaip neatpažinta. Daug čia išknesai, bet pinigus gali grąžinti užsakovui. Ne. Tai tikrai, manai, visiškas Vilniaus vamzdis. Per mažai informacijos. Egi, žiūrėk, o gal tu galėtum man padėti? Egi, nei šis, nei tas. Pagalvok, pirma byla ir iškart pravalas. Kažkokia nesąmonė. Mano stavkės didelės. O man mūsų profesijos garbė yra svarbiau. Aš turiu daug darbų, negaliu dabar, ne, tikrai. Egi, aš sumokėsiu, kiek reikės. Taigi kolegos esam, aš net nesideru. Gerai. Kokia ten informacija? Tuoj. Va. Kas negerai? Viską įsidėmėjau. Bus žinių, paskambinsiu. Kada? Paskambinsiu. Gerai. Tai aš tave lauksiu, ne? Šūdą tu paskambinsi. O jis duoda kažkokį mūtą. Šventas mūta, grąžink mane į siurrealizmo harmoniją. Aum. Alio, kas čia buvo? Kas? Ar ką tu, berniukas? Kas čia dabar? Klausyk, jau be atminties, taip? Lemba, kas? Su manim taip, negalima. Dar kartelį, negalima. Ko negalima? Kas čia tau? Metalo supirktuvė, ten. Atstukiu. Palauk tu. Kas čia? Čia kas tam Somalis, ko negalima, ko tu nori? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Lemba, kas? Su manim taip, negalima. Dar kartelį, negalima. Ko negalima? Kas čia tau? Metalo supirktuvė, ten. Atstukiu.
Palauk tu! Kas čia? O čia kas tam Somalis, o ko negalima, ko tu nori? Tiesiog aš iš jo pasiskolinau prieš 2 savaitės grėblį ir negražinau. Aš pamiršau. Palauk, nesupratau. Ar neberandi savo grėblio? A tau padėt surasti? Ačiū, nebereikia šitų grėblių. Žuvų nori, taip? Taip, ponios ir ponai, aš noriu pasakyti jums, kad Kokia tavo šponijos? aš ne ten papuoliau. Gero poilsio, viso gero. Sėkmės, iki pasimatymo. Taip aš nesupratau, ką šitas kalmaras iš tavęs nori. Gražysiu iš tą grėblį jam. Grėblį. Baigti, nusirasti. Padulė, nugaroj masažą padaryk, išvarinėk druskas ten. Išjudink kažkaip. Nu, būk gerutė. O, stipriau. Labiau. Gal aš geriau? Aš atsigandau. Va. Į vietą. Va tau. Va, žiūrėk, atvažiavo. O dabar ateisiu, aišku, abudu grėblę maldauti. Nu. A čia šita? Šita, ateis toj. Nu, nuskilo tam kalmarui. Aš tuoj. O kas jau ten gera, pasižiūrėk, kojos, kryvos, šlyvos, kažkokia tai, žiūrėk, eisena kokia. Madulė, ašgi ne apie tai. Aš sakau, kad advokatė turėti tam draugų labai gerai. Tokių vargankių gali prisukti. Aš jaučiu, žinok, gali kvotą žuvim didesnė padaryti, supranti? Hopa! Kaip reikia? Puikiai. Taip, gerklės skaudėjo, negalėjau su tavim kalbėti. Jo, pasakoju man viską, kaip buvo. Apie ką? Ašgi advokatė, aš viską žinau. Ką tu žinai? Daimantė, ką tu darai? Įsijuokis. Ką tu darai? Tvora kaip tvora, gal tu vaikas. Ką tu darai? Kiras buvai, ką? Na? Rijai degančias padangas? Ne. Tai ko tu tą kabliuką prarijai, ką? Kokį kabliuką? Ir dar pasakai, kad esi Miller draugas. Mane į purvą sumurdėjai. Nu, čiagi bulvaras, čiagi geltona presa, ką tu skaitai? Ką tu man pasakoji, aš viską išsiaiškinau. Aš pažiūrėjau tavo lygos istoriją. Kabliukas žvirblį prarijo. Nu, čia buvo eksperimentas. Netyčia prarijau. Nu, kas čia tokio? Kas čia tokio? Kas čia Tu tokio? dėl manęs nors ir pusryk, bet manęs tu nekiš gerai. Deimantė. Ypač dabar, kai į tą Ignalinos atominę bylą baigiu. Nu, atleisk. Deimančiuk, atleisk. Pagalvoju. Viskas gerai. Paskambinau šį redakciją. Ir viską man pasakė. Paskambino kažkokia moteris ir mano pavardę pasakė. Moteris. Kas jį tokia? Oi, čia galbūt šitą sesutė iš ligoninės. Nemeluok man, tu sakyk. Na, Ką? jinai nori mus išskirti, nes turi kitą, taip? Deimantė. Tu turi kitą. Deimantė. Tu su ją buvai Rygoje. Deimantė. Gana! Nusibodo jau! Va! Išeinu! Deimančiuk, leisk. Pasikraščiavau, nu. Nu, čia sesutė, nu, pakalbėjom, pabėdavau, kad, nu, negerai, kad Deimantė sužinotų. Tipo, jinai mane pažįsta, taip? Ne. Aš pasakiau, kad tu advokatė, kad tu Deimantė Miller. Oi, Deimančiuk, nereikia. Deimantė, prašom, nereikia. Ką tu pasakei, Nereikia, nu, Idiotė, tu durniau, tu paskutinį. nereikia, prašau, nu, Deimantė, nu. Ateik čia, baily! Prašau, nu. Ateik čia, baily, tu! Palauk, nereikia. Ateik čia, sakiau! Baily, a žuvų nori? Šiam, tu išgirs. O. Klausyk, man tokios advokatės ir reikia. Na, aišku, jeigu dar neužmuši ten. Ja. Blin, Vovka neskambina, nu. O kaip tau skambins? Kaip tu su juo kalbi? Rėki, tik tai rėki.
Tėvas metai laiko kalėjime. Ką, sunku ištraukti? Ką aš su juo? Šnapždėsiu jam kaip merga ir kas? Labai atsiprašau, kad priverčiau laukti. Labas. Sveika. Labas, mielai. Susipažinkit, čia Adamas, apie kurį kalbėjau telefonu. O, kapitonas, matosi, sveiki. Aš advokatė Deimantė Miller. Vadinkite tiesiog Deimantę. Hello. Nu ką, tikiuosi konstruktyvaus dialogo. Klausykite, ten ką, maištas laive buvo? Nieko tokio. Nieko tokio. Klausimų atsakymų vakaras. O jūs, ką čia? Nu, palaukit, ašgi mašinoj vyno turiu. O ne, Luktersit, aš atnešiu. O, kaip fainai. Kaip vaikštai, jinai. Nu, ko tu dabar žiūri? Ką? Nu, akis išvarvės. Ką? Žiūrėjimo Tai tau. akis, nu taigi Į nėra. mane žiūri. Jausis neįky. Tai eik pasižiūrėk šašlykus geriau. Į ką neįkiši? Jausis? Pagalva. Nu, praktiškai jau. Tai nešk. Kai tikslą pasiek turiu, gal tu suprasi, gal man atleisi už tai, ką supras sunku. Žodis ištartas, laisvėn paleistas virs melu. Aš ugnis ir aistra, ir vanduo, ir šalna. Tau sunku bus supras, kur melas, kur tiesa. Aš ugnis ir aistra, ir ramybės sala. Tau daug sykių sakiau, moteris meluoja geriau. Labadiena, gal galėčiau padėti? Labai didelis pasirinkimas, žinokit, sunku išsirinkti. Viskas šviežia, cezario salotos prieš 15 minučių pagamintos. Tai gal tada ir įdėkite jau. Didelė ar maža? Didelė. Ir dar žinot, dar salotų sūrio. Supratau. Ir nepagailėkit, daug tikriausiai. Gerai. Prašom. Ačiū Jums. Oi, atsiprašau. Ale žiuplys, koks kaip kirvelis. Dar kartą labai atsiprašau. Nieko, aš gal irgi per grubiai. Gal galiu ko nors padėti? Tau galvas įsisuko nuo prekių gausos. Viskas gerai. Link kasos einu. Tada laimingai. Jums ir. Dar kartą atsiprašau. O, kaip kvepia, klausykit, ačiū. Stengiausi, taigi kaip geriausiam gruziniškam restorane. Super. Skanus turėtų būti. Meda tiesa, aš tavo grėblį pasiskolinau. Greblį. Ai, nu. Plauk. Greblį. Stop. Kokį greblį? Kokį grėblį, paprastą grėblį, kokį grėblį. Maniškiam kotas krenta ir krenta, Albertas niekaip nesutaiso. Plavai, tavo, vat kaip tik tavo šitas gi ir buvo čia atėjęs. Reikia ant mėtos, kad greblį, kad gražintų jam. Greblį? Nieko jisai nereikia. Eik, tu nekreip dėmesio, svaigsta jisai čia. Ir išgėrytų, ar kas tau yra dabar. Jisai tik atėjo ir pasilabino viską. Apie kokį greblį nieko nešnekėjau, nieko, visiškai. Klausyk, tu geriau papasakok, kaip tavo tėvui sekasi. Nu. O čia dabar, nu ką tėvas, nu kalėjime, nu metai laiko, supranti. Jam ten siuva bylą, kažką jis ten tipo nunuodijo, 3 žmonės. Edmundas Čepas, kolekcionierius. A tu iš kur žinai? Nes tai kaip nežinosi, visi laikraščiai rašė. Gerai, man tik atvirai. Tai kodėl tenai nunuodijo, kokie nuodai, kas tenai kaip... Kas tu, nieko jis nenuodijo, ką jis durnas, ar ką 3 žmonės dar plius... Teismas metams leidžia suimti tik tada, kai yra svarūs įkalčiai. Kas liudininkai? Tai šitam broliui skambinau, tai nieko nesako, tyli, nekelia. Turi būti liudininkai. Iš vis kada teismas? Nebuvo jokio teismo, supranti, dabar tyrimas vyksta. Vovka sakė, buvau sutikusi. O kas tas Vovka? Brolis mano, Vladimiras, Benkartas. Tai palaukit, jeigu byla dar neuždaryta, tikrai galima pakovoti. Kas advokatas yra? Aš nežinau, nu klausyk, kažkaip pas iš kalėjimo. Somalį, piratai buvo paėmę. Piratai? Jo. Klausyk, laivą mano norėjo atimti, paskui dar aš ožkieną metus laiko valgiau. Klausykit, su Vladimiru reikia pakalbėti. Ir jisai žino, kad bus nauja advokatė? Lauk, sakiau.
Nu, tai. Sakiau, jis sako, ką, kad nereikia, nu. Taigi sakiau, molis. Taip. Tai tu klausyk, duok telefono numerį Deimantės ir ten susiskambina ir viskas. Teisingai, aš duosiu paskui, gerai? Klausyk, Deimantė, išgerkim vyną. O, Jėzus, aš tai tikrai mielai. O Adamas, ką? Aš gal, žinokit, atsinešiu savo romą. Medužėl, į sveikatą. Žinai, aš tau pasakysiu, toks nieko visai. Keistas tas tavo Adamas, toks savotiškas, priplaukęs jūrininkas. Jeigu tavo tėvo nenunuodijo, tai žinok, aš tikrai ištrauksiu. Bylą reikia peržiūrėti. Jo, toks savotiškas jūrų pėstininkas. Labai labai geras, žinok. Bet aš ne apie tai. Turiu reikaliuką į tave tokį teisminį. Bet kai Adamo nebus tada. Tikiuosi, nieko nenunuodijai. Dar kol kas ne. Nu, Kotryna, nu ko tu juokiesi? Nieko, šiaip, žinai. Aš ką daug prašau? Bet tu žodžiu, tu pamatėjai jį ir įsimylėjai. Tu čia rimtai. Nu, fotkinau, kad tau aprodytis toks. Simpatiškas vaikinas. Tikrai, kad simpatiškas, nieko toksai, žinai. Ir aptarnavo taip maloniai. Tai ko tu sakai, tu tam nori paprašyti? Darbą. Ai, darbo. Bet tu darbo, aš kaip suprantu, nori šitam. Taip. Kulinarijos skyriui. Tenais kur Martynas. Nu taip, kas? Nu gerai, nu nieko gal, žinai. Nu, man gaminti patinka. Kas tau patinka? Gaminti. Turim tai, pirmą kartą girdžiu. Nu, Kotrynagi šituosgi kepsikus nesenai gamina. Ką turgi? Nu, keksikus į Martyną užsižiūrėjau. Klausyk, tau nesunku su mama pašnekėti, tavo mama direktorė. Jei tam būtų labai lengva mane įdarbinti. Aš galėčiau ir už mažiau dirbti netgi. Mažiau mokėti galėtų. Nu jo, čia kaip ir nieko, bet žinai. Čia truputėlį tokia situacija gaunasi nepatogi. O kas yra? Tu prasme, kas nepatogaus? Tasai Martynas. Nu tai jis yra mano bachūras. Ką? Bachūras? Taip. Žiauriai nesmagu. Nu nesmagu. Kotryna, aš būčiau žinojus, aš nebūčiau nei fotkinusi, o nei nuotraukas. Nu tai gerai, tu bent ištrink dabar tą nuotrauką. Tai gerai, aš ištrinu, ta prasme. Ištrink ir jo, ir dėl šitų darbų, tai aš kažkaip žinau, aš abejoju, kad tai gausi. Kotryna, tai nebereikia darbo. Nebereikia, jau rimtai. Tikrai nereikia, aš nežinau, kad kiekvienoj Maxima yra draugių vaikinai dirbantis. Kotryna! Spinda to! Visai. Nu tu irgi sakė, nepatikėjai iš kur. Nu tai aišku, patikėjau. Taip nervas dabar ima, kad net ačiū nesinori sakyti. Nu baig, viskas. Kaip tai kabliuką? Nu tu įsivaizduoji. Jokinga labai ir dar mane pakišo. Pasakė, kad jo draugė esu. Bet kaip jis galėjo kabliuką praryti? Nu, aš nesuprantu. Aš į rankas bijau paimti, o tas asilas prarijo, klausyk. Nežinau, galvoju, gal prieš kokią mergą norėjo pasirodyti mandras. Kokia merga dabar? Turi jisai kitą medą. Manęs nuojauta neapgauna. Suseksiu aš. O jau tada patikėk, kas po ranka, tas ir į galvą įsmiks. Kas į galvą, kas į galvą? Klausyk, nereikia į galvą. Gal jam bandyk žuvų duoti, a? Kokių žuvų? Nežinai? Klausyk, atpranti. Ką tu čia darai? Va, stovi kalmaras, praeini iš užpakalio, ne? Ir per abie ausį. Rimtai, jis ne tik, kad jis ikrus paleidžia kartais. Ne, mano rankelės per silpnos tam. Klausykit, išgeriam, pakelkim. Išgeriam ir aš iš vis jau eisiu. Na, į sveikatą. Jau šitą telefoną tada, Vovkos, aš atsiųsiu, žinote. Aš atsiųsiu. Gerai. Ačiū už vakarą, kaip sakoma, tai ką, gero vakaro, pasimatysim kitą kartą. Dėkui. Iki. Jis vaikšto kaip pumelė. O ko tu čia dabar žiūri, jis ištyso net, nužiūrėjai. Julė, nu ką, man tikrai, kad bilė tėvą iš kalėjimo ištrauktų. Moja, nu aš sakau, ašgi 100 metų moterų nemačiau. Ten Somalį matai vienoškos. Palauk, nepyk. Aš tau žuvį duočiau vieną irgi. A, kaip? Gerai? Stuburas nieko, svarbu ar užpakaliukas vaikas. Sulaužytų man viską. Nieko. Čia minksta, čia niekam lūžt. Nu, bet kaip vyrui trenki. Žiūri kitas moteris. Ko trijai dabar jau mūsų. Mums viskas tvarkoja.
vanduo.